Sveiki atvykę į naują video. Šiandien aš papasakosiu apie savo kelionę Trakuose. Jeigu tau patinka man turinys, tai spūstelk tą like ir prenumeruok mygtuką. Dabar stengsiuosi kelti dažniau, tai pabandome surinkti 200 prenumeratorių iki rudens. Viskas prasidėjo maždaug 9 ryto. Aš atvažiavau su šeima ir savo krikšto tėveliais prie Trakų pilies išbandyti jachtą ir su ja apiplaukti Trakų pilį. Laivą prižiūrėjo kapitonas ir čia vaizdai iš vietos. Kaip ir užstrigo. Mums po šios ekskursijos kapitonas pasiūlė keletą lankytinų vietų. Viena iš tų vietų buvo senovės bazilika. Tai jau ir pradėjome eiti jos link ir jau po 15 minučių buvome vietoje. Dabar pažvelkite, kokia bazilika atrodė viduje. Aplankę šį objektą, nutarėme nuvykti dar vieną kapitono siūlytą objektą. Tai buvo Angelų parkas. Nemeluosiu, sunku ką buvo surasti, bet nustebome, kad buvo tikrai daug žmonių. Dabar ekrane matysite pagrindinį angelą. O kiti angelai buvo pavadinti įvairiais vardais, kaip pavyzdžiui meilė, draugiškumas, laimė, pyktis ir taip toliau. Ir dabar jau važiavome į savo pasiruoštus objektus ir mano mamos norą atvažiavome į Vytenio parką. Iš pat pradžių pamatėme supynę, kurios buvo nepaprastos. Jos buvo sukurtas iš keistų daiktų, kaip pavyzdžiui kilimas, kastuvas. Dar buvo pėdų kelias, kurį praėjau. Ir paskutinė vieta yra Kernavė. Ten matėme piliakalnį bei senus pastatus. Ir trumpą montažą galite matyti dabar iš tos vietos. Tiek buvo šiame video. Jeigu patiko šis video, tai palaikink, prenumeruok, nes tokių video tikrai bus daugiau. Dar noriu padėkoti savo krikšto tėvelį, kuris fotografavo visą tą kelionę savo noru, tada atsiuntė man visas tas nuotraukas ir tos visos nuotraukos iš šio video buvo jo. Ačiū jam ir ačiū jums už dėmesį ir ate.